tos akcijos, kurios vyksta, jos iš tikrųjų kažkokią tai naudą duoda. Iš tikrųjų naudą duoda. Ai, taip trenkta, ne? Jo. Prašau, matomas tamsiu paros metu, sudėkite ant dešinės rankos. Labai ačiū, pas mane reikia dviejų. Ramiai, pabūkite trupučiuką dar, pastovėkite. Ačiū, taip fotografuoju. Nalauk dar. Taip, iškeliuką. Dėsim tavo atšvaitą, kad tau būtų saugu gatvėj. Duok netims, aš tave nuo mamos. Duok kitą rankytę, šitą rankytę. Šitą, kad tave valdytų gatvėj ir visada įnešiau. Gerai, sėkmės laimingai. Sustojam, pasidžiaugiam su atšvaitais. Malonu matyti visur, kas turi būti jo. Visur. Tai gerbiamas dviratininkė, kad jūs ir šitais atšvaitais matytų ir ant rankos. Ir be dviračio būtinai šitą atšvaitą nešiokite. Sėkmės ir gero kelius turite. Tai ant rankos norim uždovanoti jums atšvaitą. Ir be dviračių būtumėt matomas Klaipėdos miesto. Būtinai jį nešiokite. Ne namuose matyti. Sėkmės ir linkiu gero kelio. Laimingai, ačiū. Ačiū. Nėra nesėkmės save. Pasidėkite atšvaitą ant rankos. Sėkite. Ir jaustumėtės saugi Klaipėdos gatvėse ir pėsčiųjų perėjose. Gero vakaro ir laimingai jums. Viso. Bet nešiot ne kišeniai, o tamsių paros metu ant dešinės rankos šitoj vietoje. Skubėkit, lėtai skubėkit, nes gyvenimas ir taip greitas. Jo ir atšvaitus būtinai nešiokit, kad ir į mokyklą imant saugiai jaustumėtės. Ne namuose būtent, jie turi būti ant striukės. Jie ant rankos nešiokit. Čia jūsų saugumas. Sėkmės. Norime jums atšvaistyti padaryti, kad jūsų saugiau jaustumėtės. Anūkui negalima. Ar tikrai anūkui? Tai prašom, anūkui būtinai dar vieną panešti. Sėkmės. Būtent ant šitos rankos nepanešti. Arba ant kojos, arba ant rankos. Ir būtent dešinė. Tik dešinė. Jo, nes tai yra užmiesčio kelių ir judam prieš transporto priemonių važiavimo kryptį. Nešiok, kad ir čia dviračių. Jo, prašom. Anūkams, vaikams. Jo, nešiokit ir būkit saugiai. Ačiū. Ar galim jums ant rankos? Žavingai žalėnai, kad jūs matytų gatvėje. Žavingi vairuotojai. Jo. Ačiū. Norime atšvaitą tau padovanoti ir būtinai jį nešiok. Ne namuose. Laikyk kažkur pasidės. O atšvaitas tau, kad tu jaustumės saugysis gatvėje. Gerai? Laimingai? Jie Norėjau paklausti, kodėl šitas dviratis jūsų be atšvaitų. Nieko nematau. Nu, todėl, kad tai yra papildomas svoris, tai dėja. Aš suprantu, bet jeigu jūs išvažiuojate gatvę atšvaitai reikalingi. Bet dabar šviesu. Šviesu, kol dar sugrįžit ir sutems. Aš suprantu tą. Tai padarykit išvadas. Atšvaitas būtinai reikalingas. Gero vakaro. Rankas sulaužyta. Jie tikrai matytų. Padovanosim atšvaitą ir būtinai jį nešiokit. Ne namuose. O juos nešiokit. Gerai? Vieną kišenį, o nuo to. Man anūkui reikia. Reikia teisingai gatvę. Prašau. Labą vakarą, vaikai. Mergaitės, ar man pasakysit, kam reikalingas iš tikrųjų atšvaitas? Dedu iš karto. Kad jūs matytų gatvėje, taip? O sakykit, ant kurios rankos einant užmiesčio kelių reikia dėti atšvaitą, ar žinot? Dešinės, nu, matot, šaunuoliai, kaip yra išmokinti. Ne, būtinai jį nešiok. Nelaikyk kažkur tai stalčiui, namuose, bet jis tau reikalingas. Nelinkiu, nedaug dievė ligoninė atsidūrė, neturėdam atšvaitą. Bet nešiokit, nenumeskit stalčių. Kad tave gatvėje matytų, taip? Ir kiek tau metų? 6 ir tavo vardas? Nojus, tai sveikinu Nojau. Tau dovanoju atšvaitą ir būtinai jį nešiok ant šitos rankytės, ant dešinės. Ir visada, kada išeisi tamsiu paros metu į gatvę, jis būtinai tau turi būti ant šitos rankytės. Sėkmės sveikinu. Sveikas. Jonas? Jonai, ar žinai, kam reikalingas atšvaitas? O kam reikalingas?
kad matytų, duok rankytę, aš tau uždėsiu atšvaitą. Kad jį nebijok, aš tau. Jo, va, aš tau uždėsiu atšvaitą ir būtinai, kada eisi į kiemą, į gatvę tamsių paros metu, būtinai jį nešiau. Gerai? Laimingai. O reikia nešioti atšvaistą ant dešinės rankos. Nu, nežinau. Ar draugai duosi? O, saugiai būtų. Bandom, aš nežinau. Ne, ne, ne. O, kad gerai. Kaip gerai.